Labadiena, Mindaugas Šeplikas, Dangaus žiedų bitynas. Šiandieną pakalbėsime apie gulstinio avilio gertuvę. Parodysiu, kokią aš naudoju. Štai yra gulstinis avilys, 32 rėmų aukštų avilys, todėl čia ne visos gertuvės tinka. Ir parodysiu, kokią aš naudoju. Tai šiais metais išbandau štai tokią gertuvę iš 2 dalių. Jis yra vidinė, vadinasi, reiškia, vandens šaltinis ar maitinimo šaltinis yra viduje. Reiškia, už pertvaros kabinasi štai toksai butelys. Eksperimentavau su įvairiais dabar buteliais, tai galima maitinti, butelis turi būti standus. Ir jeigu plastikas yra minkštas, vanduo prabėga, jeigu plastikas yra standus, vanduo laikosi. Tai maksimaliai, kurį dabar kiekį padariau, tai yra litras. Tai tokia gertuvė, butelis sukasi iš išorės, kas yra labai patogu. Tarkime, čia yra bičių lizdas ir ta maitintuvė yra viduje lizdo. Štai ten yra vandenukas, bėga ir labai patogu yra pasikeisti, reiškia, vandenį, netrikdant bičių. Atsukai šitą butelį nuo šito užsukimo ir tu pasikeiti netrikdindamas bičių. Kas yra gerai, pritaikyta, šitą pertvarą, visą laiką pas mane pertvaroje yra skylutė, bitėm išeiti ar kažkam maitintuvai, ten to šlangelės praeina. Jeigu norime iš vis, kad čia, pavyzdžiui, bitės nevaikščiotų į šitą dalį, galima, tarkim, per paraloną dar pervesti tą šlangelės ir užkimšti tokiu būdu tą skylę. Tai šitą gertuvę, šią vadinu gertuvę, jinai labai gerai tinka šitam aviliui, nes visą laiką aš ją naudosiu pavasarį. Pavasarį, kuomet yra šalta, kuomet bitėm yra reikalingas vanduo auginti perams ir pavasarį dar būna labai šalta ir kuomet bitės skrenda blogų orų parsinešti vandens, daug bičių žuva. Aš šiais metais tikrai daug mačiau žuvusių sušalusių bičių, kadangi buvo labai šaltas pavasaris ir todėl nusprendžiau įdėti kitą pavasarį jau šitą tokias gertuves, kad vanduo būtų viduje. Kas dar yra gerai, reiškia, vanduo yra viduje avilio, todėl jisai bus šiltas, ne taip veikiamas išorinės lauko temperatūros, nes aviliai vis tiek yra šilčiau. Ir vandenukas bus taip pat šiltas, šiltesnis lizdo viduje, nes lizdo viduje yra palaikoma temperatūra. Kadangi pavasarį būna temperatūrų svyravimai, būna šilčiau ir šalčiau, ir kuomet šalčiau, bitės niekur neina. Ir jeigu mes padedame, tarkime, gertuvę už pertvaros, tai būna dažnai, kad bitės neina tenais gerti, nes jom šalta. O viduje jos visą laiką turės vandens. Ir esmė tokia, kad šita gertuvė nėra skirta pramoniniam bitininkavimui, tai yra labiau naminiam bitininkavimui. Aš manau, kažkur iki 50 šeimų pasidarytų butelių su vandeniu, atėjai, prisukai į kiekvieną lizdą ir bitutės turi gerti, nes aš bitininkauju taip, kad aš bičių nemaitinu jokių sirpų, todėl man didelių maitintuvų kaip tam po 10 litrų nereikia. Man tiesiog reikia, kad bitutės turėtų po pusę litro, po litrą vandens atsigerti. Jeigu reikia dar kokį gal spėčiuką pamaitinti, tarkim, medaus ar cukraus sirpų, kad jis gerai startuotų, taip pat yra labai gerai litras puikiai tiks. Gertuvė labai gerai telpa į lizdą, nes virš rėmelių apačioje yra 4 cm tarpas nuo rėmelių apačios iki dugno. Todėl gertuvė nekimba už rėmelių. Jeigu rėmelius aš pastumčiau, tai matosi, kad gertuvė visiškai netrukdo, yra arti rėmelių. Ir dar noriu priminti, kad vanduo yra labai svarbus bitėms pavasarį, nes vandens, medaus ir žiedadulkių mišinukų bitės maitina vyresnio amžiaus lervutes. Tai jeigu jos turi vandens visą laiką
lizde, tuomet yra geresnis pavasarinis bičių vystimasis. Tai va taip, tokia maitintuvė. Ainai dar be to nusiima, galima tiesiog varžtelius prisukti, o varžteliai visą laiką yra ant pertvaros, o maitintuvę galima va tai vat, bet kada nukelti, bet kada uždėti, jeigu trūktų lizde vietos, nes kai būna plečiamas lizdas, galbūt pritrūksta vietos, tai galima maitintuvę nukabinti, užsidėti, kada reikia. Tai va toks patogus dalykas, toks neblogas atradimas. Naudosiu, bandysiu ir manau viskas turėtų būti gerai. Tai ačiū Jums už dėmesį ir iki.